Startuojam iš Vilniaus. Lenkija. Gavo zlotų. Atvažiavom į Auko miestą, važiuojam į nakvynės vietą. Sustojom į nakvynės vietą. Ir eisim po miestą pasivaikščiot. Važiuojam. Pamatysi Marderburgo pilį. 13 amžiuje statyta. O, tu 10 eurų. Paduota. Daug. Žvėrim pradėjo. O koks jo gaila? Žalgirio mūšio vieta. Tuoj privažiuosim. Bulvės. Nu. 1410 metais čia vaizduojamas mūšis. Va čia vaizduojami kareivukai, kurie buvo tam lauke, visi va. Ir aukštai ant vidury stovi Vytautas. Taip, Čia buvo Vyčio žodis. Taip, Vytis buvo. Žiūrėkit, va. Nu, mūsų Vytis tai kitoks biškutį. Parsda. Žiūrėkit, šalmas beveik. Visiškai tas pats, va, šalmas. Va, širdis čia, va, taip. Bet tu neturi plaukų. Tai plaukai po apačią tenai. Kapiec jo gailai. Dabar bus įdomiau. Pala, pirma tu gal nufotkink mane. Čia Žemaičio, ne? Nakvynės vieta. Jo, čia mūsų nakvynės vieta. Žiūrėkit, čia va turbūt sėdinys trenkėsi ištaškymas. Kavos pupelį ir plunksnako čia galą. Jisai simbolizuoja išmintingą kavos pupelės atgabenimą. Geras. Čia buvo Vyčio žodis. Mes esame už scenos, mums reiktų iš anos pusės. Toliau vaikščiame po Malborko centrą. Valgom keptą kiaušinį, virtą kiaušinį. Sesė valgo dar užtepėlę, tėtis tušonkę. Šiandien einame apžiūrėti Marienburgo pilį iš vidaus. Įdomu taurai ką pasakoja. Šita pilis yra pati didžiausia visame pasaulyje. Prie statyba prasidėjo 13 amžiaus 70 metais. Pagrindinis įvažiavimas į pilį. Tai čia yra vidurinės pilies kiemas. Čia yra virtuvė. Štai per šias angas pūsdavo šiltas oras ir taip šildydavo visą patalpą. Magistas turėjo savo privačią koplyčią, kuri atrodo štai taip. Pilyje yra įrengta gintaro paroda, tai būtinai pro ją praėjome, apžiūrėjome įvairiausius gintaro dirbinius, kurie yra be proto gražūs. Čia yra Šventosios Onos koplyčia. Ir čia buvo laidojami didieji magistrai.
Tai pilis buvo pastatyta tikrai ne per vienerius metus, dėl to pilies plytų spalvos labai skiriasi. Galit sėsti. Vyčio žodis. Pilyje yra įvairiausių bažnyčių, koplyčių, kur buvo rengiamos įvairiausios šventės, laidojami žmonės ir taip toliau. Kiek dar lipsim apačion? Versija Žalgirio mūšio. Tai va, žiūrėkit, vokiečių vėliavos guli ant žemės, tai jos yra jau nukautos, o lietuvių ir lenkų dar jos plevėsuoja. Ten stovi turbūt Jogaila, o čia ant balto žirgo Vytautas. Matosi Lietuvos vardas. Tai priartėjom prie ekskursijos pabaigos jau. Bet reikia viršugalvį pridengti. Gerai. Tai buvo Vyčio žodis. Štai čia yra siauriukas, kuriuo galbūt buvo vežami žmonės į Dievų miško stovyklą. Balio Sruogos aprašytas Dievų miškas ir čia koncentracijos stovykla. Tai buvo daugelio žmonių paskutinė kelionė. Lietuvos vėliava Gdanske. Tai čia yra Neptūnas, Gdansko miesto eglutė, labai graži. Prekybos centre teka upė. Traukinių stotis. Štai čia yra naujoji rotušė. Atvažiavom prie jūros. Štai ten yra jūra. Didelis objektas. Baigėsi jūra. Kągi, lipam atgal. Nes čia lengva užlipti. Čia. Šitam pusiasaly įvyko pirmieji antro pasaulinio karo šūviai. Ir Lenkai laimėjo, o čia memorialas. Ir lipam į namą. Čia yra monumentas antro pasaulinio karo žmonėms. Su tais metais! Su naujais! Na ir grįžome atgal į Lietuvą.